žiūrėsim pradžioje signifikaciją to žmogaus, pasižiūrėkite, ar tai apie jūsų žmogų, ar ne. Ir kartu su signifikacija bandysime energetiškai, taip sakyti, judinti žmogų, ar ne, kalbinti. Čia nebus jokios magijos, čia nebus kažkokių tai apeigų, kažkokių tokių dalykų, kurie būtų prieš žmogaus valią, ar ne. Viskas veikia tik jūsų pasąmonės dėka ir kiek stipriai jūs to norite, kiek stipriai energetiškai pritrauksite tą žmogų ir kuo daugiau tų žmonių, kaip sakant, toks kolektyvinis bus energetinis laukas, ar ne, kuo daugiau norinčių bus, kuo daugiau peržiūrų, kuo daugiau kažkam iš ties paskambins, parašys, tuo tas laukas stiprės, ar ne, ir tuo didesnė tikimybė, kad po video arba netgi video metu jum parašys norimas žmogus. Oi, čia kažkokia šiandieną sulipusi kaladė, labai sunkiai kortuojasi. Matyt, kortos ne šiaip sau limpa, ar ne, energetiškai jau bandom žmogų pritraukti. Sakau, sutapimų nebūna. Taigi, pradėsim nuo žmogaus signifikacijos, o visą video laiką jūs galvokite apie tą žmogų, kurį norite iškviesti žinutei, pokalbiui, skambučiui, kurio laukiate, galbūt ir nesulaukėte, ar ne. Tai pradėsim nuo signifikacijos. Na, koks tu žmogau, pasirodyk, apibūdink save. Dar. Oho, dar. Žmogus dabar yra konkrečioj stagnacijoje, galbūt ir fiziškai, ir dvasiškai apsileido, gali konkrečiai sirgti, galbūt jisai šiam momentui, kai mes žiūrime, ar ne, gali išties negaluoti, galbūt jisai geria vaistus, galbūt peršalo, galbūt jam temperatūra, galbūt eina pas daktarą, galbūt jam šiaip kažkokie tai negalavimai, nebūtinai peršalimas, bet jam reikia lankytis pas gydytoją, ar ne. Dar toks variantas gali būti, kad žmogus šiam laikotarpiui, jeigu tai ne liga, tai emocinė būklė labai bloga ir žmogus gali išgėrinėti. Jisai gali piknaudžiauti alkoholiu, gali netgi išeidinėti daugiadienės o jeigu tai ne daugiadienės, tai tiesiog savo tokį kažkokį tai liūdesį skandina galbūt alkoholyje arba priklausomybėse. Na, jeigu tai ne alkoholis, jeigu žinote, kad tas žmogus negeriantis, tai gali būti kažkokios kitokios priklausomybės. Kofemanas, daug gerti kavos, kad pakelti savo tonusą, energiją, ar ne, gerti energetinius gėrimus, galbūt rūkyti gali nemažai nuo streso, ar ne, ten jeigu rūkydavo pusę pakelio į dieną, tai šiam momentui gal surūko pusantro pakelio į dieną. Na, žodžiu, va toks labai energetiškai išsunktas, fiziškai taip pat tai jam atsiliepia, ar ne, va šiam momentui jisai taip jaučiasi. Oi. Gerai, parodykit, prašau, labiau galbūt ne emocinę būklę, o žmogaus išvaizdą, kad jūs jį atpažintumėt. Nepamirškite viso video metu, galvokite apie tą žmogų ir energetiškai prisitraukite, įsivaizduokit, kaip jums rašo žinutę, įsivaizduokit jo avatarą, ta prasme, kaip jums kažkur parašo per ten ar soctinklus, ar žinutę, per tam, kur jūs bendraujate, galbūt taip, kaip buvo įprasta anksčiau, ar ne, arba kažkada, tai galvokite nuolat. Koks tu?
nu, vat kažkokie dabar jam šiam momentui išvaizdos kol kas dar nenurodo, bet žmogus gali nemažai laiko arba vat, jeigu dabar, tarkim, jisai, vat, kaip sakau, serga arba negaluoja arba geria, ar ne, iki tol galėjo ilgą laiką dirbti, galėjo save su tuo darbu varyti žodžiu, jisai statė ant svarstyklių arba pinigai, arba visa kita ten sveikata, materialinė, ta prasme, ar sveikata, o kitoj pusėje materialinė ir dvasinė gerovė. Tai jisai kažkaip netaisyklingai paskirsto energijas, ar ne, arba labai per daug atsiduoda matyti darbui, kažkokiem materialiem dalykam ir pamiršta apie save, pamiršta apie galbūt net šeimą, apie santykius, kažkokį tai visus tokius dvasinius dalykus. Gali būti žmogus nueina į tokį pas šitą žmogų trupučiuką yra perdėtai, ar ne, nėra kažkokio tai balanso. Arba jau kai pasidaro labai blogai, gali nueiti labai į tos dvasinius dalykus, ar ne, arba visiškai nueina į materiją ir užsimiršta apie sveikatą, apie kažkokį tai šiek tiek poilsį, ar ne. Parodykit, prašau, išvaizdą žmogaus. Na, dar. Čia žmogus yra, na, praktiškai galėčiau sakyti 100%. Nu, aišku, taro negalima 100% sakyti, ar ne, bet kokie 90%, kad žmogus yra šeimyninis šeimoje, arba jūs žiūrite į savo vyrą, arba tai yra aplamai pas žmogų kita šeima, ar ne, ir jisai turi galbūt žmoną, galbūt vaikų, galbūt neša atsakomybę už kažką, už savo vyresnius tėvus, už brolius seseris, nesvarbu, ar ne, kokia ta šeima, pas kiekvieną jinai yra skirtinga. O pats žmogus, jisai yra žemiškos stichijos, ar ne, tai kas ten pas mus jautukai, mergelės ir ožiaragiai. Tai vat gali būti šitų zodiako ženklų. Pats žmogus toks gali būti stambesnio veido, ar ne? Galbūt gali turėti tokį truputėlį pagurklį. Nu, nėra toks, žinot, veidas, kai būna ištemptas, toks kaulėtas, ar ne? Jis toks pilnesnis. Tai vat žmogus gali būti toks, negaliu pasakyti, kad kūnas apkūnus, ar ne, jisai gali būti, bet veidas jo forma labiau ovalo, ar ne ištisa, ne kvadratinė, labiau tokia ovalo, gali turbūt tokį lengvą pagurklį turėti. Gali būti ir labai trumpai kirptas arba plikas. Gali, nu, vat sakau, dažnu atveju tai rūkantis žmogus ir gali nemažai rūkyti. Nes visur aplink jį dūmai, cigaretės, vat, kažkas, vat, galbūt, jeigu ne cigaretės, galbūt žmogus mėgėjas kaljaną, galbūt dažnai kaljaną rūko, galbūt cigaretės, galbūt tabaką, nu, arba kitokias visokių, ar ne, yra, ką galima parūkyti, visokių ten. Tai vat, toks rūkantį žmogų rodo man. Gerai, dar kelios kortos apibūdinimui ir visą laiką nepamirškite, galvokite, ar ne, kaip jums parašo, paskambina, galbūt kaip susitinkate ir bandysime pritraukti, paklausti, ar išeis į kontaktą su jumis. Dar parodykit, koks jisai. Da. Žmogus laukime, žmogus kažko tai laukia, jisai dabar yra kažkokiuose apribojimuose, kažkokie tai, kas tai galėtų būti, ar ne? Na, tikrai čia labai tokia taktinė, konkreti informacija, kažką maina, čia tikrai ne visiems bus, mokėkit paimti savo informaciją, ar ne? Galbūt šiam momentui žmogus yra nelaisvėje, nu, tai ta prasme, arba jį
skyrė grotos, pavadinkim taip, jo, vat žmogus gali būti kažkokioj tokioj įstaigoje, arba tai yra neleidimas įvažiuoti, išvažiuoti iš šalies, kažkokia tai siena, kažkokie tai apribojimai, ar ne, gali būti dokumentiniai apribojimai, žmogus kažko tai šiam momentui laukia, ar ne, gali būti kažkokių popierių laukia, kažkokių tai leidimų, vizų, nežinau, nu, vat tokie dalykai gali būti. Čia kiekvienam, ar ne, bus skirtingai, kadangi bendras kortų skaitimas, tai vat sakau, pas vienus, kokie tie apribojimai, ar ne, kiekvienas turi paimti savo informaciją, pas vienus vieni apribojimai, pas kitus kiti apribojimai. Laukia perspektyvų į ateitį ir jeigu jūs esate užimta, jeigu jūs turite kažkokį tai partnerį arba turite vyrą, tai jį tai neramina, ar ne, ir jisai laukia kažkokio tai galbūt pasiaiškinimo, galbūt kažkokio tai, na konkrečiai kortos rodo dvikovą, ar ne, bet tai, nu, faktas, kad ne dvikova, tai galbūt jo galvoje, ar ne, tiesiog vyksta kažkoks tai aiškinimasis, ne, arba tai bus su jumis, arba su jūsų partneriu, jeigu mane žiūri moteris, ar ne, tai laukia perspektyvų į ateitį, laukia kažkokių, kada atsidarys keliai, kažkokios naujos galimybės, naujos perspektyvos bus, nu, vat sakau, kada jo tie visi apribojimai dings. Gerai, pažiūrim, nepamirškite galvoti, nepamirškite energetiškai prisitraukti žmogų. Žiūrim, ar parašysi tam, kas yra už ekrano, kas laukia tavo skambučio ar žinutės, ar atsirasi, ar parašysi. Žinutė tikrai bus. Kol kas susitikimo nematau, ar ne, bet žinutė tikrai bus. Ir galbūt nelabai taip iš karto, nu pabandom pajudinti greičiau. Nu. Ar parašysi žiūrovui už ekrano? Parašysi. Nu, galvoja 50 ant 50 kol kas. Ar parašysi, paskambinsi? Paskambinsi. Kol kas dar, žinokit, spiriojasi. Kol kas 50 ant 50. Jūs nepamirškit visą laiką galvoti, ar ne? Nepamirškit vizualizuoti, kaip jums rašo arba paskambina, nes viskas veikia tik jūsų tikėjimo ir jūsų minčių pasąmonės dėka, ar ne? Čia primenu, jokios magijos, jokių ritualų, čia tik jūsų trauka žmogaus. Parašysi. Parašysi. Taip. Taip, žinokit, tikrai jau žmogus link to. Galbūt jisai jau praeityje jums galbūt kažką kalbėjo, galbūt kažką rašė, gavo kažkokį tai atkirtį, tokį nemalonų ir jisai, žmogus bijo vėl kartoti senas klaidas. Arba kažkaip galbūt jisai netinkamai pasielgia ir nenori kartoti scenarijaus. Nu, davai dar kartą, ar paskambinsi, parašysi už ekrano, kas tave žiūri, kas laukia žinutės skambučio. Taip, tikrai. Taip, žinokit, viskas, tai aš čia ir pabaigiau. Žiūrim, per kiek laiko tik tai, kada parašysi, nes jau viskas
šitą kortą, tikrai sulauksite žinutės, tai tikrai, nežinau, kaip bendraudavot, jau kortos neatšaknė, kaip bendraudavot, ar ne, ar žinutėm, ar skambučiais, nes popierius matau, tai čia į šiuolaikinį bendravimą galėtumėm perversti į žinutę, SMS žinutę, galbūt į soc tinklus, ar ne, per kur bendraudavot. Tai kada parašysi? Greitai, žinokit, greitai turi parašyti. Taip, labai gali apimti liūdesys, gali apimti noras parašyti, ar ne, kažkokie šilti prisiminimai bus. Greitai turėtų, labai greitai parašyti. Būkit geri, parašykite arba į komentarus, arba kažkaip duokite žinoti, ar atsirado, ar parašė žmogus, kurio laukiate, per kiek laiko tai suveikia, ar video metu, ar po video, ar kelios valandos, ar kelios dienos, kaip kiekvienam iš jūsų skirtingai tai suveikia. Labai bus įdomu išgirsti. Žmogus dabar gali būti, kad jūs prisimena šią momentą, ar ne, tai laukite greit žinutę, žinokit. Kol kas veiksmo tokio kaip pasimatymo šiam momentui nematau, bet viskas jūsų rankose, prasidės nuo kažkokios tai žinutės, nuo kažkokio tai pranešimo, toliau jau žiūrėkite ir bendraukite. Duok Dieve, kad kiekvienam parašytų jų laukiamas žmogus, ar ne? Tai labai ačiū žiūrėjusiam, klausiusiam ir bus malonu paskaityti, kaip pas kiekvieną tai suveikia, ar ne, ir kiek laiko praėjo po video ir gavote žinutę. Labai ačiū ir iki pasimatymo kitose video.